Labas, Lina. Taip, žiūrėsiu tave ant 3 kaladžių, nes kad tai nesimaišytų informacija, viena kaladė gali mums primaišyti. Taip, dabar pabandysim žiūrėti viską atskirai, viską dalelėmis, kad neprimaišyti. Na kągi, pradėkim. Tai darbas. Reiškia, darbą žiūrėsim ant šitos kaladės. Štai, ant šitos kaladės. Taip, dabar buvo klausimas, ar tau likti darbe, ane, ar verčiau iš jo išeiti, ane, ar yra galimybė kažkaip augti, ane, ar būtų tau perspektyvos. Kokia šiuo metu situacija darbe? Kokia šiuo metu situacija darbe? Tai kad darbe kol kas viskas gerai. Šiuo metu situacija darbe yra ganėtinai gera. Reiškia, yra sąjunga, yra partnerystė, yra bendravimas ir bendradarbiavimas, yra daugiau komandinis darbas, ane? Darbo yra labai daug, informacijos yra labai daug, galbūt netgi užgriuvo, ane? Va šiuo metu galbūt pats pikas. Galbūt reikia daugiau kažkur pasimokinti, daugiau pasipraktikuoti. Tai toks, žinai, kai reikia išmokti ir tai panaudoti. Čia aš matau spindulį, nu taip jau ir bus, aš nebesureguliuosiu šito. Tai va darbe vėl verslo visi susitarimai, ane, kol kas viskas yra teigiamai. Daug žinių, daug naujienų, daug informacijos, daug komunikacijos, žodžiu, viskas gali sugriūti į vieną tašką, į vieną žodžiu gumulį. Tvarkoj, bet tu čia ne viena, jūsų čia daug, tai yra gerai, tvarkoj. Ar tau likti šiame darbe? Ne? Ar tau likti? Nes man nerodo, kad būtų kažkas blogai. Nieko nėra neigiamo. Ar likti tau šiame darbe? Taip, daugiau net nėra ką traukti. Žiūrėk, kol kas rodo, kad tu neapsisprendusi dvi lazdos, ne? Bet saulė, taip likti. Net daugiau netrauksiu, nes nėra prasmės traukti. Tai yra priteklius, tai yra, kai yra pinigų padidėjimas, tavo posto padidėjimas, galimai, ane? Šitą mes dar pasižiūrėsim, ar bus padidėjimas, ne? Saulė tai yra, kai viskas eina pagal planą, kai viskas rutuliuojasi tik teigiamai. Bet tai yra visada finansų padidėjimas, pagausėjimas, tai yra priteklius. Tai kad kol kas darbe vėl mums sako, kad viskas bus gerai. Ta prasme, verta jame pasilikti. Tvarkoj. Dabar kas bus, jeigu tu išeisi? Ne? Kas bus, jeigu tu išeisi? Kokia tavo galimai būtų ateitis, ane, jeigu tu išeitum. Nu, nerodo tokio, kad būtų, kad voras 2, 1, 2, 3 ir tu jau turi kitą darbą. Ne, taip nėra. Pradžioj tu pasidžiaugtum, kaip yra faina laisvė, kaip yra faina. Tada jau po kurio laiko nusiramintum, suprastum, kad ne viskas taip faina vis tik ir ieškotum kito darbo, ieškotum kito pasirinkimo, kito kažkokio kitos perspektyvos, galbūt kitos šakos, ne, žodžiu, reikėtų ilgai ir kruopščiai ieškoti savęs iš naujo. Nu va, ir 10 kardų, tai tave užmuštų. Galbūt tu nemėgsti tokio, kai reikia rinktis, pavyzdžiui, ane? Tau tai yra, toks užmušantis dalykas, ane? Žodžiu, geriau neišeiti kol kas. Čia kažkaip
nežinau, vat netinka tau. Čia tik vat pradžioje atrodytų, wow, kaip faina, o po to kažkaip nuostolingai labai. Tai va, tai su darbu mes išsiaiškinom, kad darbe yra viskas gerai ir turėtų būti viskas gerai, ane? Kaip ir nuostolių nėra ir jų neturėtų būti. Tvarkojim. Kas dabar su santykiais, ne? Žiūrėkim santykius gal ant šitos. Tu rasimasis sportas. Štai ant šitos. Žiūrėsim tavo santykius. Taip, pirmas. Santykiai su vyru. Su esamu vyru. Ar tau verta su juo būti, o ne? Dabartinę situaciją parodykit, kokia dabartinė situacija su vyru pas tave. Nu vėl, situacijos blogos nėra. Dvi, 6 monetos. Nu va, žiūrėk. To aš tau parodysiu. Čia esi tu. Matai? Mums iškart rodo, kad čia esi tu. Moteris, kuri yra stabili, kuri turi finansinį pamatą tvirtą, kuri yra darbšti, ne? Galbūt jinai lėtoka, tai yra tu, ne? Galbūt esi biški lėtesnė kažkur, pavyzdžiui, nemoki greit priimti sprendimo, neabejojanti, arba kol priimsi sprendimą, man reikia laiko, ne? Ten savaitę, 2-3 nesvarbu, nu tai tos toks, žinai, čia yra normalu. Taip, dabar rodo įdomų dalyką. Šitoj kaladėj šita korta pavaizduota būtent taip. Čia ta pati korta. Vat kur aš tau ką tik rodžiau. Įdomu, aš ją rasiu. Kur aš jau nepagidėjau. Ir jaučiu, kad nerasiu. Ką tik dėjau ir ką perverčiau. Va čia nebuvo. Ne šitoj pusėj. Neberandu. Va. Čia yra ta pati korta, kur aš sakiau, kad turėsiu didelį pasirinkimą. Ir santykiuose mums ją rodo štai taip. Matai, 2 kaladės, o kortos yra skirtingos. Tai vat, ką aš norėjau pasakyti. Kad santykiuose yra kitų asmenų, ne? Yra kitų asmenų. Mes šitą dar užklausim, atskirai paklausiu. Bet yra kas pavydi, kas jūs stebi, ne, galbūt kažkam pasakojai, tai kaip jau iškart patarimas sakau, niekam nepasakot apie santykius, jokiom draugėm. Dėja, draugės, nu va taip. Tai va, jūs kažkas mato, jūs kažkas stebi, jūsų visą šeimininį gyvenimą kažkas žino. Dabar tavo vyras, ne, tavo vyras turi tau jausmus. Arba, mums rodo, kad kažkas žino apie tavo kitus santykius su šiuo vyruku. Tai galimai netgi kitas partneris, ne? Kažkas viską žino. Ir tas kažkas yra kažkur toli. Jis ne prie tavęs, galbūt tam užsienyje, ar kitam mieste, ar dar kažkas yra kažkur toli, žodžiu. Šitą informaciją yra pasklydusi
Gana toli, sakau, galbūt tu su kokia draugė bendrauji ar kažką, vat, žodžiu. Gerai. Aš klausiau apie vyrą. Apie vyrą, tvarkoj. Galbūt, žinok, dviejopo irgi, ane, pavyzdžiui, tu pasakoji apie save, apie savo gyvenimą namie, ane? Tuo tarpu pasakoji ir dar apie kitą gyvenimą, kur dar turi kitą partnerį, ane, va tau simpatizuojant. Ta prasme, kaip du variantai kažkam. Tvarkoj. Nu ir ką mes dabar? Ką vyras iš vis apie tave? Ką jis apie tave iš vis galvoja? Ką vyras apie tave galvoja? Penki kardai, ne? 8. Nu ką, vyras nori, kad būtų lygiai. Ta prasme, jam kol kas norisi, kad būtų, žinai, kaip man sakydavo, jinai paskui mane jau nebeina, jinai į mane jau nebesiremia, mes nerandam bendros kalbos, todėl kad jinai atsiskyrė. Bent jau va tokius žodžius man tenka girdėti. Mes nebe vienas, nes jinai jau užsiema savais reikalais. Mes nesuprantam vienas kitą, nes jinai jau kažkur toli. Jinai nebeina su manim kartu. Tai va čia va tas momentas. Jis nori, kad būtų viskas lygiai, arba taip, kaip buvo anksčiau kažkada lygiai. Supranti, kad tai būtų va tokia lygybė. Aš kartu su tavim, o gaunasi galbūt taip, supranti. O jam norisi, kad va tie kardai, kad būtų to lygiai. Toliau. Ką jis daro apie tave? Jis, pavyzdžiui, pasiruošęs dirbti, jis ketina dirbti, jis neketina tavęs paleisti, jis žiūri į tave nutvarkingai, taip kaip vyras turėtų žiūrėti, bet jis yra dabar nusivylęs, galbūt jūs susipykę, ne, ką dar nelabai pagauna, du žmonės nusisuka viens nuo kito, matai? Kažkaip problema yra, jis tą problemą mato, todėl kad yra kažkokie nesutarimai. Kaip toliau vystysis jūsų santykiai? Kaip toliau vystysis santykiai? Bet man nerodo. Nu, va dėl to ir nerodo. Matai, man nerodo grinai, kaip jie eis. Jie eis taip, kaip galėtų būti. Tai viena iš tikimybių. Nėra taip, kad va, bus tik taip ir taip. Ne, kažkaip taip nėra, todėl kad kažkas neaišku. Tai va, kaip jie galėtų eiti. Jie galėtų eiti visai tvarkingai. Bet čia reikia derintis, čia reikia mokytis, čia reikia naudoti kažkokias žinias, čia reikia prisitaikyti, čia reikia daryti kompromisus. O santykiuose yra tik karas. Kariaujam, reiškia, arba leidžiam dar kitiem kištis, ne, į santykius, kiti nurodo mums, ką veikti, ką daryti. Kaip daryti, kažkas galbūt netgi klauso iš jūsų gal tėvų, gal draugų ir tą naudoja netgi priešingai. Moka va taip poras daryti, nueina pas draugę ar draugus, ten paklauso, kaip pas juos šeimoje ir tą visą brūdą neša į savo šeimą ir pritaiko savo šeimai. Jeigu pas draugą žmona eina į kairę, neduok dievę tu nueisi, va taip man padarysi, tai tau bus šakės. Bet tai yra neteisinga. Tai va gali būti, kad toks pat brūdas nešamas iš svetur, pertempiamas
ir naudojamas tvarkingai savo šeimoje. Taip yra neteisinga. Tokių dalykų daryti nereikia, negalima ir su tokiais draugais reikia atsisveikinti. Tai yra jau savotiškai nusistatymas. Bet tai yra dar pasirinkimas prie to viso. Tai va, toliau reikalai judės labai lėtai. Nebus greitų sprendimų, nebus greito kažko, tai bus gana sunkiai, nes čia, kadangi nėra sutarimo, nėra kažkokių sprendimų, nors galima. Aš sakau visom ir tau irgi pasakysiu, yra N variantų psichologijos. Yra pilna YouTube'ai video, kaip pažinti vyrą, kaip pažinti moterį, kokias savybės, kokie bruožai, kokie tipai, kokie psichotipai vyrų ir moterų. Gilinkitės, kad susižinoti, koks tai vyras, ko jam reikia, jeigu jūs nesusikalbat. Ne? Būna, kad nesusikalba žmonės. Būna, kad per mažai laiko praleidžia, o būna, kad per daug kartų laiko praleidžia, ne? Ir nuo to nežinome, apie ką kalbėti. Tvarkoj. Bet tikrai dabar informacijos yra labai daug, kur galima rasti savo patinkantį, tinkantį psichologą ir jo informaciją naudoti savo. Ir mokėti nieko nereikia. Tvarkoj. Ar bus skyrybos? Ar daisit iki skyrybų? Ne? Ne. Iki skyrybų nedaisit. Rodo atvirkščiai, kad tau galbūt, kol tu mane žiūrėsi ir informacija kitaip ateis, ne? Man rodo atvirkščiai, kad kažkaip šeima turėtų sutvirtėti, turėtų pagausėti, sutvirtėti ir susijungti. Tai yra labai labai gera korta. Tai rodo tokį priteklių šeimoje. Galbūt iš tikrųjų galėtų būti ir pagausėjimas. Tikrai galėtų būti. Galbūt tai bus planai nusipirkti būstą, nusipirkti mašiną, nusipirkti, kažką įsigyti, ne? Įsigyti bendrai. Kad įsigyti bendrai. Tai va, skyrybų mums nerodo. Tvarkojim. Ar tavo vyras tau ištikimas, dar pakrapštykime, ne? Ar tavo vyras tau ištikimas? Taip. Tavo vyras tau ištikimas. Ar tavo vyras tavęs pavydi? Ar yra momentai, dėl kurių jis supranta, kad reikia pavydėti, ne? Ar pavydi? Šiaip tai ne. Ne. Matai, šiaip realiai šita korta yra gerai tuom, kad jis antiek įsitikinęs, kad jeigu jūs dar nesusituokę, ne, kad jis norėtų, kad būtų tu jo žmona. Jeigu jūs esat susituokę, tai rodo, kad jis pilnai įsitikinęs tavyje. Matai? Jis pilnai, sakau, jeigu ten netgi norėtumėt kažką įsigyti, jis kažkaip jam kitų nereikia. Tai yra 4 lazdos, tai yra šeima, tai yra šventė, tai yra namai, tai yra jaukus kampelis, ne, dėl kurio nereikia jaudintis. Jis jau yra, jis yra pastatytas. Sakau, jeigu netgi nesat susituokę, tai jo planuose yra tokį kamputį turėti su tavim. Tada, pakrapštykim, kokios problemos yra, ne? Pabėgo. Kokios problemos tada yra pas jų santykiuose? Viena iš problemų tai yra iliuzijos. Iliuzijos, prisigalvojimas. Netinkama informacija, kažkas netikrina informacijos, o viską neša neaišku iš kokių šaltinių, ne?
Pavydas, jie pagal šitą kortą tikrai gali būti ir pavydas. Apkalbos, apšniekos. Tai yra viskas, kas atvirkščiai. Čia yra viskas, kas atvirkščiai. Mes nežiūrim pagal, kaip sakoma, pasitinkam pagal drabužį, o nežiūrim, kas viduje. Tai va čia tas pats. Kažkas kažką pasakė, kažkur nugirdau, kažką padariau, bet tikros informacijos čia nėra. Tada ir gaunasi iliuzija. Ne? Pagrindas yra neteisinga informacija. Paslaptis. Oho. Paslaptis. Taip. Tau žinutė. Nežinau tiesa, kurioj vietoj. Dabar reikėtų pagalvoti. Pasitikrink sveikatą. Rimtai pasitikrink sveikatą. Todėl, kad velnias rodo, kad yra kažkas negerai pas tave. Tai gali daryti iki vėžio. Tai yra gana rimta. Toliau. Kažkaip tu neatkreipi dėmesio gal į kažką. Jeigu yra proga pasitikrinti ir kraujo, ten dar kažką, reikia būtinai pasitikrinti. Mums rodo net, nežinau, galbūt tavo nerimas tokį efektą duoda, ne? Bet velnias rodo, kad yra tam vietos. Vienas daktaras, antras daktaras. Ir dar mėnulis. Kažkas jau yra. Jau. Galbūt tu per daug apie tai galvoji ir sukūrei. Tai gali būti. Galbūt tu tai jau pritraukiai, nežinau kokiu ten būdu. Bet velnias mums rodo, kad yra kažkas negerai, nes reikės lankytis ne pas vieną daktarą. Nežinau, aš sakau, aš tikiuosi, kad iki vėžio nedaeis. Nes čia jau kažkas rimtai yra. Tvarkoj. Toliau. Momentas. Reiškia, jeigu šitą praleidus momentą, nes va čia vis tiek yra daug nerimo, labai daug baimių, pergyvenimo, tai va sveikatą kaip pirmoje eilėje pasižiūrėt. Dabar kitas dalykas. Kaip informacijos šaltinis, viską sujungus, jeigu bandai daryti magiją, tai gali būti labai negerai baigtis. Nes ir žinia, ir žinys, ir velnias rodo, kad pėdsakas gali būti maginis pėdsakas. Ir dar mėnulis, tiesagi. Tai vėl labai rimta. Jeigu bandytum, ar norėtum, žodžiu, kažką va tokio pasidaryti, ne, rodo mum, kad visa tai eis tik per velnę, galvok, kaip po to atsiskaitinės. Nesvarbu, ką tu norėtum be padaryti, visa tai eis tik per velnę. Ką tu norėtum pritraukti, ką tu norėtum nepritraukti, ne? Žodžiu, bus sutartis ir tavo atsiskaitimas gali būti susijęs su sveikata. Pirmoje eilėje. Jeigu jau darai, tai turėtum jau pajusti. Jeigu dar nedarai, tai tau kaip perspėjimas, kad, žodžiu, prieš tai pagalvok, kaip tu su juo atsiskaitinės. Toliau. Čia bus brangus mokestis, labai brangus mokestis. Tvarko, dabar kita informacija, nežinau, matai, kiek yra jų. Galimai yra santykiai ant šono, kitaip ir nepasakysi, nes čia yra velnės ir žinia, ir paslaptis, ir galimi santykiai ant šono,
Ir jeigu įsivelsi, kaip momentas, jeigu įsivelsi, ilgai neišeisi. Vat nuo to vėl gali prasidėti problemos su sveikata. Vėl tau perspėjimas. Ir su sveikata problemos bus labai rimtos. Tai, kad sveikata jau dabar domėkis, jeigu yra galimybė kraują pasidaryk, dar kažką, žodžiu, domėkis dėl sveikatos. Tai va tau tiek perspėjimų jau davė. Dabar ar tu turi galimybę va viso šito išvengti, ne? Tarp kitko, netgi maginis poveikis, jeigu tu, pavyzdžiui, nieko nedarėjai, ne, bet vat, nu, vat jauti, kad kažkas ne to, maginis poveikis jau yra. Jau yra, nes velnias, mėnulis, žinė, žodžiu, kažkas gali jau daryti. Labai suaktyvėjo viskas, pėdsakas jau yra. Ir dar mėnulis, čia, nu, vat baisiai, žinau, baisiai. Jeigu taip reikėtų imti, tai visai gali būti per kapines, drąsiai gali būti per kapines. Kas ką darė dėl sveikatos. Dažniausiai tai būna perdėjimas ligos. Pavydas ir perdėjimas ligos. Jeigu matysi, kad dažniau sergi, nu, pirmas ženklas, kad jau kažkas pas tave negerai. Tvarkoj, ar tu gali tai išvengti, ne? Ar gali tu tai ištaisyti, ar tai pataisoma, ar jau viskas, ar jau čia mums. Kol kas apatija, nu šiaip puolimai, Matai, pataisyti, kol kas galima. Kol kas šito išvengti ir pataisyti dar galima. Gali būti, kad iš tavęs siurbia energija. Irgi gali būti. Nes čia turi kažkokį tai priešą. Ir labai rimtą priešą. Kaip mums pačioj pradžioj rodė. Atsimeni? Aš sakau antrą kartą, o jau rodo, kad tu turi priešą, kas tau pavydi, kas tau nenori gero, matai, jis yra juodas. Mums buvo antrą kartą. Nors ne, jos iš škaladės yra labai skirtingos. Ir man santykių man labai patinka šitos kortos. Jos kažkaip kitaip viską parodo. Tai vat ir momentas. Atsargiai nepasakok visiems visko. Nesiskūsk ypač. Čia visi tik atrodo, kad tave palaikys, kai tu skundėsi, kad tau ten blogai ir ten blogai. A tu pabandyk pasakyk, pas tave viskas gerai. Žinai, kas bus? Tu ką rimtai, viskas gerai negali būti. Man jiem labai patinka, kai viskas blogai. Visi tavo skundai, jiem tik nuo. Tai vat, kuo daugiau skūsės, kad pas tave blogai, tuo daugiau vat, bus va tokio. Jie nusirbinėja tavo energiją. Kas tai daro? Kas tai daro? Pabandykim sužinot, kas tai daro, ne? Kas tai daro? O, žiūrėk. Kiek žmonių? Pagrindė tai moteris dar vyro. Dėl jom matyt patinka vienas ir tas pats vyras. Galbūt jūs apšnekat darbę vieną ir tą patį, ne vyrą. Tai yra, vat matai, dvi moteris ir vienas vyras. Tai, kad tavo galimos konkurentės arba tiesiog draugės, su kuriam tu kalbi, kuriam pasakoji, išsipasakoja, ne? Jums atrodo, kad jūs visi vienam priklausot vienai šaikai, o iš tikrųjų visi stovi skirtinguose kampuose. Ir kiekvienas nori savo tiesą, turi savo tikslą. Nu taip, čia yra darbė. Žiūrėk. Taip, čia yra pagrindė darbė. Tvarkoj. Išvengti tu šito dar gali, bet jau dabar domėkis dėl sveikatos. Jau dabar turi žinoti, įsiaiškinti, kas tai daro. Stebėti savo sveikatą, savo būklę, savo emocinę būklę, ne? Nes jau ženklas labai rimtas. Tvarkoj, dabar žiūrėkim,
Ir čia labai ilgai užtrukau, kol mes įsiaiškinom. O štai vat savo vyrą pririšti yra labai paprasta. Labai paprasta. Ten nereikia jokių magijų naudoti, nereikia. Šiaip iš principo bet kokį vyrą pririšti yra labai paprasta. Ir tas būdas jis nekenksmingas, nes tu iškart vietoj ir atsiskaitai. Tai kad gali netgi kreiptis, jis yra nekenksmingas tas būdas. Čia nėra taip, kad tu sumoki didžiulę sumą, tau padaro ritualą ir po to po N metų tau tai sugrįžta. Ne, čia truputėlį aš turiu kitokį momentą. Tu pati kiek gali, tiek ir atsiskaitai iš karto. O man sumoki tik už informaciją. Ir turėsi tiek to vyro, norimo vyro, tiek, kiek pati sugebėsi į tai įsidėti. Tai yra labai toks momentas, žinai, kaip kreditas. Aš paėmiau, aš gražinau, aš paėmiau, kiek man reikia, gražinau. Tai va toks va būdas. Taip, dabar žiūrėkim tavo partnerį, darbo partnerį. Kokios jūsų sąsajos, tai čia ta simpatija. Kokios jūsų sąsajos? Kokios jūsų sąsajos? Nu, vat, verslas, pinigai, verslas. Pinigai, verslas, priteklius. Pagrinde tai yra darbas. Dabar galvoju, tiek daug ir viskas. Supratau. Viskas tai viskas, o dugnekas. Nu kaip ir neblogai. Iš vienos pusės yra labai gerai, jis kažkaip moka už save pastovėti. Jis moka pasakyti žodį, jis pats išėjo. Jis moka įrodyti, pakovoti, toks gana tvirtas, gana įdomus, gana greitas, vikrus, kalbantis, žodžiu, toks įdomus vyrukas, tikrai stabilus, darbštus, moka uždirbti pinigą, moka pasidaryti galimybės ir jas vykdyti. Toks verslo partneris tikrai labai geras. Ir svarbiausia, kad jis niekada nepadarys minusą. Vat su juo verta, jeigu kalbant tik apie verslo santykius, su juo verta palaikyti ryšį, verta su juo ten sandėrius daryti, tikrai. Vat jis pats išėjo su jausmais, žodžiu, jis pats yra labai minkšto charakterio. Kad ir kaip mums rodytų, kad jis gana aktyvus, bet šiaip jis yra labai minkštas žmogus. Štai esi tu. Oi, ne tu, ne tai, kad tu, nors mums čia moterį rodo. Jeigu būtų klausimas, kaip tu sakai, kokie jo jausmai tau, šiaip ramus. Žmogus jis yra minkštas su jausmais, bet jis savo jausmus, štai kaip gal, jis savo jausmus šiaip suvaldo, ten, kur reikia lygiai. Nėra pasyva taip, kad jis šokinė, galbūt, žinai, kaip vyras, matosi iš jo, kad, tu žmogui simpatiška, jis nusišypso, jis pakalba, jis ten gal ir paglosto, gal biškutę, ta prasme, jie taip prieina, taip jų tokias manipuliacijos, kad tu būtum palankesnė, kad norint, aš galėčiau gauti tavo atsakymą bet kada, kad aš galėčiau prieiti visų bet kokių dokumentų, bet kada. Tai reiškia, tokias manipuliacijos vyrai taip daro. Kad tu būtum prieinama, bet kada jam reikia. Arba atvirkščiai, netgi galbūt tu taip darai, norėdama palenkti savo pusę, Tai vat, santykiai, jo jausmai yra ramus.
nėra kažkokių didžiulių emocijų, nu bent jau mums čia nerodo jas. Dabar mums rodo mum, kad tas emocijas jis moka valdyti. Nes jos eina tik po to. Taip įdomiai, ne iškart emocijos pas jį eina, o po to. Jis jas moka prieš tai susitarti su savim. Tarkim, paaiškinsiu, kaip maždaug taip galėtų būti. Pavyzdžiui, jis ateina į darbą ir žino, kad tu ateisi į darbą, tarkim, nu po pusvalandžio, ne? Jis save nustato, kaip jis turi elgtis su tavim. Tarkim, taip, jinai ateis, aš elgiuosi ramiai, taip, jeigu jinai atneš kavos, taip, aš elgsiuosi va taip, ir jeigu jinai taip, aš va taip. Supranti, jis savo visą grafiką sustato, kaip jis elgsis su tavim. Gali būti netgi visai dienai, nors, kai jau visą tai praeina, jis žino, kad pas jį, kurio momentu jis buvo išmuštas iš vėžių. Nu, žinai, kaip moteris, jos ten pamanipuliuoja, tai ten nusišypso. Jis negali nužiūrėti viso dienos spektro, kaip praeis ta diena, ne, kurio metu tu jam kokį ženklą parodysi. Tai iš kitos pusės jis netgi pats save gaudo, kurio metu jam buvo toks jausmų padidėjimas, ne, kurio metu jam pliūpsnis atėjo. O šiaip jis prieš tai jau nusiteikia, kaip elgtis jam, vat į priekį. Tai va, toks žmogus visai fainas, bet daugiau man nebeleidžia tau apie tai nieko sakyti. Daugiau viskas uždarė, vat matai, kiek ten davė sakyti, o dabar viskas uždarė. Nu, reiškia tiek. Tai va, kaip su juo dirbti, tai jis yra tinkamas darbui, žmogus gali sureguliuoti bet kokią situaciją. Nu, toks geras verslo partneris, toks patikimas. Taip, dabar mes žiūrim kitą. Šitą mes žiūrėjom tavo simpatiją. Čia buvo tavo simpatija. Dabar mes žiūrėsim kitą, tą paskutinį. Aš pamiršau vardą. Dabar mes žiūrim tą paskutinį tavo verslo partnerį. Ar kaip jis ten? Tvarkoj. Žiūrėkim tą paskutinį. Pamiršau, ką tu klausai apie jį. Ką tu apie jį klausai? Žodžiu, nežinau, ką tu apie jį klausai. Šitą atsimenu, o šitą sustrigo. Jeigu aš dabar video sustabdysiu, tai man nutrūks video. O ką tu apie jį klausai? Nežinau. Ką tu apie jį klausai? Gerai, jau ką parodys, aš pamiršau. Jau praėjo daugiau negu pusvalandis, kol kalbėjau, aš pamiršau, ką tu norėjai. Žodžiu, apie trečią. Parodykit, tu kažką parodykit. Nu, dabar, kadangi aš nežinau ir aš jau neįsimušiau, dabar gaudyk informaciją tu. Ir žiūrėk, ant kiek kortos nežinant sako. Dabar tas žmogus mums rodo, kad jis yra vienišas, jis yra protingas, jis mokosi, jis tobulėja, jis galbūt yra netgi atsiskyręs. Toks vienišas vilkas, žodžiu. Vienišas vilkas galėjo būti santokoj, bet santoka jo yra sugriuvusi, dėl to jis ir yra vienišas. Tvarkoj, ką nors dar parodykit. Ką mes turėtumėm žinoti? Taip, imperatorius. Jis pats žmogus yra labai valdingas, labai kietas, labai, žinai, vat, kaip direktorius, ne? Jis va toks irgi biški gali būti grubokas, gali būti labai rimtas. Pareigos jo gali būti gana aukštos,
bent jau jis toks žmogus, kuris yra labai atsakingas, labai atsakingai viską žiūri. Tai ir pareigos jo turėtų būti vat neeilinės. Dabar kažkas pas jį buvo negerai. Galbūt su sveikata kažkokios problemos buvo, kad ir koks jis būtų kietas, nežinau, galbūt jis ligoninėje buvo, ar ką, kad ir koks jis būtų tvirtas, pas jį kažkas su sveikata buvo blogai, bet jau turėjo išsilyginti. Jeigu dar nebuvo, tai galimai kažkas jam bus tokio stipraus. Tvarkoj. Vis noriu atsiminti ir niekaip negaliu atsiminti. Žodžiu, negaliu atsiminti, ką man apie paskutinį reikia. Gerai, duokit dar informacijos apie paskutinį, ką mes turim žinot. Nu, vat man jį rodo labai protingų. Labai protingų. Dabar, jeigu tu norėtum pasimokytis, drąsiai gali. Jis vat labai protingas, man rodo, ar verta būtų, tarkim, su juo turėti kažkokių biznio reikalų, taip, drąsiai. Ar jis tau turėtų jausmų, taip, tu jam gali būti simpatiška drąsiai. Taip, toliau. Gal taip po biškį mes atkasim tavo klausimus. Toliau, vat jis yra labai dvasiškas. Jeigu mes to žiūrėjom, ten nebuvo kažkokių tokių spektrų, ne, tai vat šitas yra labai dvasiškai, gali būti labai tikintis būti, ne. Galbūt, nu, lanko kažką iš tų dalykų ten, ar bažnyčia, ar sekta, ar dar kažką, nu, kiekvienas savai pusėjama, ne. Bet vat žmogus dvasinis, galbūt domisi kažkokiais tokiais dalykais, ne, nes va čia gali drąsiai kažką lankyti, kažkokias tai mokymus. Galbūt joga, galbūt dar kažką, ne, va tokius dalykus gali daryti. Tai va, žmogus iš vienos pusės yra labai kietas, o iš kitos pusės jis yra labai minkštas. Tvarkoj. Iš jo tikrai yra ką pasimokinti, jis labai talentingas, labai protingas. Ką dar turim žinoti apie jį? Kad protingas, aš tai jau supratau. Tvarkoj, dabar vėl. Pas jį galbūt buvo kažkokios tai problemos su teisėsauga, ar baudos, ar ten turtas. Žodžiu, jam reikėjo, arba jis yra atsakingas už tokius dalykus, kaip popieriuose, pavyzdžiui, padėti paskutinį nuosprendį, ne? Kažkas vat su dokumentais labai stipriai susiję. Ir jis yra dar iš tų žmonių, kaip vėl, jis tavęs niekada ne tavęs apskritai, jis yra toks antiek atsakingas žmogus, kad jis visada žiūrės ir kitą pusę. Žiūrės, kad būtų visiems lygiai. Jis neturi savanaudiškumo. Jis visada, jeigu reikėtų, jis visada užstos. Ar įmonė, ar darbuotojas, visada pakovos, visada užstos, visada darys taip, nu, stengsis žiūrėti, kad būtų visiems lygiai. Jeigu jis būtų direktorius, tai jis žiūrėtų, kad visiems būtų lygiai mokama. Lygiai tiek, kiek jie dirba. Lygiai tiek, kiek jie atsiduoda. Suprantate, jis toks labai teisingas žmogus. Tai va. Ir vėl, jeigu žiūrėti į jį kaip į partnerį, norint klausti, ar jis galėtų būti tavo vyras, nu taip, ne, ar galėtų jis būti tavo vyras ir koks jis būtų, tai jis labai fainas, labai tvirtas, fainas, su juo būtų apie ką pakalbėti, jis labai šeiminiškas, bet žinai kaip, su juo temos galbūt daugiau būtų apie verslą, apie darbą, apie mokymus, bet jos būtų įdomu, su juo būtų labai įdomu. Jeigu dabar klausite, ar su juo būtų galima turėti šeimą, ne, taip, su juo būtų galima turėti šeimą, priteklio vaikų, jeigu tai domintų.
Taip, jeigu dabar būtų toks klausimas, ar jis, ar jis tavo galimas likimas, čia būtų kažkaip jau, ta prasme, jis atitiktų ko gero tavo kriterijus. Tas iš tokių lengvesnių žmonių, jis atrodo ir lengvas, ir protingas. Jis tiesiog atitiktų tavo kriterijus. Pats žmogus tiesiog po savo sunkumų, jam gal netgi, ne, va čia, kur buvo sunkumai jo, tai vat jis yra po sunkumo, jis kažkaip sunku kelią praėjo, tai ir jis toks pasidaręs, žinai, iš patirties. Jis va toks ne šiaip savo, o iš patirties. Žodžiu, vėl. Kaip jis tave žiūri, ne? Pabandykim sužinot biškį. Kaip jis tave žiūri. Nes mums davė bendrus bruožus. Vėl. Jis toks įdomus. Kaip? Vėl. Jis kovoja su savo galimais jausmais, kovoja su savo galimom mintim, emocijom, ne kovoja. Bet kaip jis tave žiūri, kaip tikrai į gerą partnerę, kurią galima turėti stabilius santykius. Jis į tave reaguoja šiltai, tvarkingai. Jeigu tu jam pasakytum, ar mes galėtumėm būti, ar tu norėtum būti, ar mes būsim, ta prasme, jis sutiktų, bet galbūt į tau pasakytų kažkokias tai sąlygas, bet iš patirties. Ta prasme, pas mane jau tai buvo, aš nenoriu, kad tai būtų, aš sutiksiu būt su tokiom ir anokiom sąlygom. Tam, kad, pavyzdžiui, jis nenukentėtų, kad būtų viskas teisinga, kad būtų viskas tvarkinga. Supranti? Bet žmogus yra toks, taip jis žiūri finansus, taip jis yra iš tų žmonių, kuris moka uždirbti, gali uždirbti, netingi ir visada žiūri į finansus. Bet jis yra antiek stabilus, jis tiek dvasiškai, tiek fiziškai kažkaip moka susireguliuoti labai tvarkingai. Ta prasme, jis į bomžą, jis į bomžą nereaguos kaip į bomžą. Jis kažkaip iš savo patirties žino, kiek jam reikėjo pereiti, jis drąsiai gali į savo batus nusimauti. Jam tai yra teisinga. Va toks jis. Tai va, toks žmogus tikrai patikimas, fainas, šiltas, nežinau, ir tave tvarkingai reaguoja. Ta prasme, tu jam į porą tikrai tiktum. Jeigu toks klausimas būtų apie tave, tvarkoj. Ir viskas, aš daugiau ir neturiu ko paklausti apie tave. Man atrodo, mes ir aptarėm mane šiokius tokius momentus. Tvarkoj, supratau, aš čia tada šitą vienėjimą ir dabar šitą susirinksiu, kadangi man čia jau užtruko gana ilgai. Dar paimsim šitą kaladę biškį. Šitą kaladę duosim tau patarimą. Patarimą tau duosim. Taip. Ir vėl 7 taurės. Labai šiandien krenta tau 7 taurės. Ką man norėjo pasakyti? 7 taurės.
7 taurės tau nori pasakyti, kad reikia būti labai atsargiai. Mums informacija dabar šitą kaladė duoda čiučiut iš kitos pusės. Dabar žiūrėk, nedidelis momentas. Dabar mums sako, kad tavo likimas kažkur tai kaba. Yra kažkoks tai momentas, kad aš tau vieną momentą vardinau, ne? Dėl sveikatos ir taip toliau. Tai čia vienas didelis momentas, kurį reikia analizuoti. Ir dabar antras momentas mums dar rodo, kad vis tiek yra paslapčių, ne, yra pasirinkimai, yra labai daug iliuzijų ir yra kažkur priešai. Taip pat yra didelis spąstai, apgaulės, vat visos tokios nemalonus tokie dalykai. Reikia būti kažkaip atsargiai, kažkaip tavo likimas kaba ant plauko. Todėl, kad dar galima šito išvengti, dar galima. Nes kitaip gali būti labai didelis krachas, didžiulis krachas. Tai gali būti ir finansų nuostoliai, tai gali būti ir vagystės, tai gali būti kažkaip liksi viena, liksi su ligom, žodžiu atsargiai. Nes iškrito čia labai daug tokių kortų, tai spąstai, paslaptis, žodžiu, ir netgi, kai gali likti visiškai be resursų palikta. Žodžiu, labai daug negražių kortų, va tavo likimas turi kažkokį tai momentą. Negražus momentas ir jis yra po velniu ir vėl mums rodo. Ir vėl mums rodo velnį. Taigi akcentą aš tau tą palieku, pagalvok, pasidomėk, nes arba tai yra jau padaryta dėl vyro, ne, vat vyras, arba tai planuojama daryti dėl vyro, ne, kažkokio tai, bet tau reikės už tai atsiskaitysi tiek sveikata, tiek finansais, tiek resursais. Žodžiu, kol kas tas momentas reikia aptarti. Jeigu tau reikia aptarti kažką, pasitarti, tai tu parašyk. Todėl, kad įsivelsi ir po to, žinok, neišeis to. Įsivelsi ir bus blogai. Kol kas dar yra laiko net nepradėti. O jeigu pradėti, tai tik su tokiu momentu, kur tu pati gali sureguliuoti. Kur tu pati gali iš karto, tas pats kaip sumokėjai ir gavai. Sumokėjai ir gavai, bet ne 100 metų į priekį tarsi sudaryti sutartį, o vykdyti to negalėsi. Tada turėsi atiduoti kažką savo. Tai va, apie šitą pagalvok, nes man netgi šitą kaladę ir vėl apie tai reikia. Reiškia, tai yra svarbu. Tiek iš manęs.